Balandžio 15 dieną. Pražydo abrikosas, už tai nufilmuosiu. Tai vienas anksčiau pražydo, o kitas bus vėlyvesnis, reiškia skirtingos rūšys. O šitas ankstyvesnis. Čia būna smulkesni abrikosai, o ant to iš kairės pusės didesni, bet mažiau. Va, kokie gražūs žiedai. Šiemet nubaltinti, aš nubaltinau ir purškiau chemikalais. Žiūrėsim, ar bus skirtumas nuo pernai. Čia mūsų kompostas, o čia dar kalėdinė gėlė auga. Svaja išmetė iš namų, bet dar pasodino. Gaila išmes gyvą augalą. Nu jo, jis man atsiunčia, jis jau 2 metus fiksuoja, ką jis daro. Tai pavyzdžiui, prieš metus Europai buvo dar sniego labai daug. Šiandien, va tokią dieną. O dabar va ankstyvas pavasaris. Atėjau blankų pirkti, čia pas tokią gražią pardavėją. Visada perku kiekvieną dieną. Beveik. Va toks mano, reiškia, ritmas. Važiuoju į senamiestį, čia užsuku į tą parduotuvę senamiesčio ir nusiperku kokiu nors popierių, blankų. Ir važiuoju į firmas. Va. Kitas epizodas. Va, aš toliau važiuoju dviračiu. Į savo firmą. Čia labai prastas kelias, toks išdaužytas. Tai dreba vaizdas už tai. Va čia universitetas, aš važiuoju Pilies gatve, kur dviračių takas yra. Ir važiuosiu per upę ten toliau. Gal dar tą briedį pamatysiu, kur šiandien pabėgo ir buvo įlindęs į upę. Išlindo iš miško briedis. O remontuoja Naručio viešbutį. Švento Jono bažnyčia. O darbininkas lipa. Nu va, važiuoju pro Tuskulėnų gatvę. Tiksliau, kertu Tuskulėnų gatvę, matosi, jau medžiai žydi. Kažkokie krūmai. Čia labai šilta vieta prie Tuskulėnų gatvės. Va, matosi. Nu, žalia. Einam toliau. Pas darbininkus reikia susitvarkyti popierius. O darbininkų persirengimo kabinos. Daryti popieriai čia naudojami pagal paskirtį.